Sveiki visi, mano vardas Vilma ir šiandien noriu pakalbėti apie grožį. Labai dažnai moteris pamačiusios ant savo veido raukšlelę labai jau sunerimsta. Žinoma, būna pasitaiko, kad ir vyrai kaip pergyvena dėl veido pokyčių, bet esu pastebėjusi mažiau. Mūsų gyvenimas čia yra norma. Tiesiog eina dienos, gyvenimas į priekį, metai ir mes senstam. Ir tai yra natūralu, kad atsiranda raukšlių. Bet mūsų veidas yra kaip veidrodis. Netgi yra tokių žmonių, specialistų, kurie pažiūrėję į žmogaus veidą, gali labai daug pasakyti apie tą žmogų. Aš dėja tokių gebėjimų neturiu, bet esu pastebėjusi, jeigu mūsų veidas parodo mūsų gyvenimo būdą. Jeigu mes esam linksmi, tada atsiranda linksmos raukšlės. Jeigu mes esam liūdni ar pikti, tada susiformuoja piktos, liūdnos raukšlės. Bet ką daryti, kad tų raukšlių būtų mažiau? Žinoma, negaliu nepradėti nuo vandens. Ir vėl vanduo. Visur reikalingas vanduo. Ar imkim vidaus organus, ar imkim odą, plaukus, visur reikia gerti vandens. Tai lygiai taip pat ir raukšlėm. Kuo daugiau mes gersim vandens, tuo mažiau mūsų atsiras raukšlių. Ir aš noriu šiandien pasidalinti su jumis viena priemonė, kuri puikiai padeda sumažinti raukšlės. Labiau noriu šiandien kalbėti apie raukšlės, apie akis. Ir noriu parodyti jums tokį paakių geliuką. Jis yra iš Nutrients kompanijos. Tai yra pagamintas iš augalinių medžiagų, iš jūros augalų jame yra. Ir jis puikiai tinka bet kokiai odai, ir jautriai, ir kaprizingai. Šitas geliukas labai pagerina mikrocirkuliaciją aplink akis, taip pat drėkina, sumažina tuos juodus ratilus aplink akis, maišeliai tokie būna, susidaro kartais, taip pat paburkimai tokie būna ir šitas geliukas puikiai gelbsti. Ką daugiau galiu pasakyti? Jis maitina ir drėkina paakių odą. Jo reikia labai nedaug. Atrodo labai mažas kiekis, čia yra 15 ml, bet jo reikia labai nedaug. Ir tiesiog jums truputėlį parodysiu. Geriausia paakių geliuką tepti su bevardžiu pirštuku. Kodėl su bevardžiu? Todėl, kad jisai turi mažiau jėgos, o čia yra aplink akis labai jautri oda. Tai tiesiog paimam mažą lašelį ir taip švelniais judesiais ir patapšnojam ir patepam vieną akį, kitą. Aš vieną lašelį vienai akiai sunaudoju. Jo užtenka labai ilgai. Aš visada užsirašau datą. Ir dabar aš jį pradėjau sausio 6, o prieš tai turėjau. Tai užtekau kažkur apie 9 mėnesius. Tai jisai yra labai ekonomiškas ir labai mielas. Toks bekvapis, bet labai gaivus jaučiasi toks, kai pasitepiu, toks lengvumas, gaivumas aplink akis. Kaip jūs sakykit, moteris, ar ir vyrai, kad nesupyktų, vyrai irgi pasižiūri mano laivus. Ar jūs naudojat tik kremą, ar naudojat ir paakių geliuką? Aš paakių geliuką pradėjau naudoti tik susipažinus su Neolife kompanija. Prieš tai naudodavau tik kremą.
Tiesiog su kremu visur patepdavau, o paakių geliuko nenaudojau. Bet dabar, kai atradau šitą, tai esu labai patenkinta. Tai turbūt ir tiek šiandien. Būkit visos gražios moteris, tepkit, nepamirškit išgerti vandens ir pasidalinkit, jeigu jums informacija patiko, galbūt ir jūsų draugės kokios norėtų sužinoti apie tai. Pasidalinkit su savo draugais, na ir parašykit komentarę, ar jūs naudojate tik kremus veidui, ar ir paakių geliuką. Tai tiek šiai dienai, ačiū, kad klausėt ir iki rytojaus. Gero visiems penktadienio vakaro. Ate.